Nuo jūros iki Zumpės. Mes ir vėl eteryje ir čia laida Nuo jūros iki Zumpės. Aš Eugenijus ir svečiuose pas mus Kornelija. Labas, Kornelija. Labą. Taigi, šiek tiek apie Korneliją. Taigi, kas tu per žmogus esi ir ką tu čia veiki? Ką aš veikiu? Taigi, visų pirma, atėjau pristatyti mūsų organizuojamą renginį Taurų nuotykių parke. Taigi, šiek tiek apie renginius norėtume išgirsti. Taigi, ne pirmais metais jau organizuojamės Halloweenui skirtą renginį. Šį kartą bus 2 dalių. Jis vadinasi Priešmirtiniai kliedesiai 2.14. Ir pirma dalis prasidės 17 valandą. Atsiprašau, 19 valandą, 7 valandą. Bus daug dalyvių. Pirma gros saksofonistas Šarūnas Ažna. Tada spektaklio, jeigu tai žinotume, monologai, režisierės Jolantos Kazlauskienės ir dainos Viktorija Vaičiakauskaitė, Vaiva Austrevičiūtė, Erika Latvaitytė, Eglė Eitutytė ir šoks Spindulio keli šokėjai. Taip pat pasirodys grupė Be stabdžių, nauja grupė. O, labai įdomu, iš tikrųjų. Kiek žinau, tai bus 2 dalių renginys, ar ne? Taip, 2 dalių. O antra dalis, kas joje vyks, kaip ją patekti? Antra dalis bus labiau kaip ir privatus vakarėlis, bet aišku, įmanoma į ją patekti per Facebooką. Facebook'e yra grupė uždara, kurioje patekęs gali registruotis, rašyti Mildai Stulginskaitei ir atvykti. Aišku, bus būtini kostiumai, tai vienas iš tokių prioritetų. Gal bus koks kostiumų konkursas, kas nors tokio? Ne, apie tai dar nepagalvojame, bet galvojame daryti moliūgų konkursą, tai oficialioje dalyje. Ganėtinai įdomu, dar, kaip suprantu, dar renginys šiek tiek dėliojamas, visas tas planas, ar ne? Taip, dar ieškome rėmėjų, kaip tik šiandien dar važiuosiu rėmėjų paieškoti, susitarėme šiandien ir su kurjeriu, kad dėtų mūsų reklamą. Taigi, rėmėjai, klausykitės, visai geras renginys, gan įdomus. Žinau, kad Tauragėje taip pat bus dar vienas Halloweeno renginys, tai bus pilyje. Kiek žinau,